Šventos mišios bus aukojamos prašant Dievo palaimos, gailestingumo, sveikatos, švenčiausios mergelės Marijos globos, šventosios dvasios, jos dovanų, vaisių vedimo. Juozui ir Aistei, Vytautui. Dievo palaimos Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai, Seimui, vyriausybei, kad dirbtų Lietuvos žmonių gerovei. Dievo apsaugos Lietuvos jaunimui, vaikams, kad nebūtų įgyvendinti nekrikščioniški amoralūs įstatymai. Dievo malonės pagalbos Lietuvos ūkininkams, žemdirbiams. Daivai, Alanai, Faustai, Alanui. O taip pat už mūsų mirusiuosius, pavesdami juos Dievo gailestingumui. Eleonorą, Juozą, Albiną Kentrą, monsinjorą kunigą Svarinską, 99 metų sukaktis būtų. Juozapą, Elžbietą, Vincentą, Margaritą, Liudviką ir jų giminės mirusius. Danielių, Laurinavičių, Bubulių, Masiulių giminių mirusius. Joną, Valeriją, Sauliuką, Viktoriją, Praną, Zofiją, Antaną, šeimos bei giminės mirusius. Taisykite viešpačiui gerą, ištiesinkite jam takus. Taisykite viešpačiui gerą, ištiesinkite jam takus. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. 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 Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalis, kilni jo didybė ir grožis, galingas ir spindintis sostas. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Mėly broliai seserys, susirinkome švęsti jau trečiojo eilinio sekmadienio. Girdėjome skaitomas intencijas, atėjome melstis už gyvus ir mirusius. Ir labai simboliška šiandieną Evangelija apie pašaukimą apaštalų, kad žvejosi žmonės, ir šiandieną viena iš intencijų yra už monsinjorą Alfonsą Svarinską, kuris atsiliepė į tą kvietimą, bet tas kvietimas yra mums visiems. Taigi, pradėdami šventą mišiauką, melskime Viešpatį, kad jis mus sustiprintų mūsų pašaukimuose, kad juose mes būtumėm tikrieji jo apaštalai. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys,
melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, tvarkyk mūsų kelius pagal savo valią, idant, sekdami tavo mylimojo sūnaus pavyzdžių, pereitume žemę darydami gerą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Skaitinys iš pranašo Jonos knygos. Atėjo Jonai viešpaties žodis. Kelkis ir eik į Ninevę, tą didį miestą, ir paskelbk jam, ką aš tau sakiau. Paklusdamas viešpaties žodžiui, Jona pakilo ir nuvyko į Ninevę. Ninevė buvo labai didelis miestas. Jį pereiti reikėjo 3 dienų. Jona pradėjo kelionę per miestą. Eidamas 1 dienos kelią, jis skelbė: dar 40 dienų ir Ninevė bus sunaikinta. Ninevė žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasniką ir visi dideli bei maži apsivilko ašutinę. Kai Dievas pamatė, ką jie padarė ir kaip jie nusigręžė nuo savo nedorų kelių, Dievas pasigailėjo ir nenubaudė nelaimę, kurią buvo jiems grasinęs. To jis nebepadarė. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpatie man savo kelią, mokyk mane takais tavo eiti, vesk savo tiesą, tu mane mokyk, nes esi Dievas, gelbėtojas mano. Parodyk viešpatie man savo Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Sakau jums, broliai ir seseris, laikas trumpas. Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi tarsi jų neturėtų. Ir kurie verkia, tarsi neverktų. Ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų. Ir kurie perka, tarsi nesigytų. Ir kurie užsiėmė pasaulio reikalais, kaip neužsiėmė. Nes šio pasaulio pavydalas praeina. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja. Prisiartino Dievo karalystė, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Buvo mat žvejai. Jėzus tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jų žmonių žvejais. Ir tojau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebedėjų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. Girdėjote Viešpaties žodį. Taigi Evangelija, kaip ir minėjau, apie pašaukimą būti žvejais. Na ir visi labai gerai žinome, kad galima turbūt surasti kokias 4 priežastis, kodėl žmonės nepagauna žuvies. Ir kokiosgi galėtų būti tos priežastis, nes dabar pažiūrėkite, važiuodami galite pamatyti dar ant ledo esančių žvejus. Tai viena iš tų priežasčių yra, kad žvejai naudoja netinkamą masalą. Tai galėtų būti viena priežastis, kodėl jie nepagauna žuvų. Kiti galbūt žvejoja nežinodami tų žuvingų vietų, tiesiog rado ežerą ir bando pagauti žuvų. Kiti turi tinkamą masalą, yra ten, kur tų žuvų yra, tačiau jie nemoka žvejoti. Gali norėti, bet nemoka žvejoti. Bet yra ir tokia grupė žmonių, kurie ir žino, kokį masalą parinkti, žino, kur geros vietos, kur žuvies daug yra ir moka žvejoti, bet jie neina žvejoti. Jie nenori žvejoti, nors turi viską, kas yra reikalinga, kad jie galėtų būti sėkmingi žvejai. Taigi Jėzus šiandieną ir sako, kad jis padarysęs mus visus jo žmonių žvejais. Taigi problema yra ne ta, kad mes nežinome ir žvejojame ten, kur nėra ką pagauti. Galbūt galvojame, kad mes ir to masalo neturim, bet mes turim Evangeliją, turime tą, su kuo galima pagauti bet kokią žuvį. Bet mūsų problema yra va štai ta, kurią minėjau. Mes nenorim žvejoti, mes neinam žvejoti, nors šiandieną girdėsime labai aišku ir primygtinį raginimą ir kvietimą. Taigi, brangieji, šios dienos visi skaitiniai ir kalba mums labai aiškiai apie būtinybę ruoštis tai žvejybai pirmiausiai per atgailą ir atsivertimą. Ir visi skaitiniai kalba, kad tą reikia daryti ne ryt, poryt, bet
nedelsiant, kad mes galėtumėm į tą Dievo kvietimą atsiliepti. O jeigu jau yra Dievo kvietimas atsiliepti, neišeina nereaguoti. Ir pažiūrėkime jau pirmąjį skaitinį apie labai tokį gražų skaitinį ir visi žinome Ninivės gyventojus, žinome pranašą Joną, žinome, koks jo įdomus buvo likimas keliaujant jūrą. Taigi, čia pasakojime šios dienos skaitinyje matome, kaip Dievas elgėsi su nenorinčiu jam paklusti pranašu Jona, kad jisai eitų ir skelbtų Ninivės gyventojams, jog jie turi atgailauti, kad galėtų atsiversti ir tokiu būdu jų miestas būtų išsaugotas. Bet pažiūrėkime, tie nineviečiai, kurie nebuvo geri, galbūt jie darė daug dalykų, kaip ir visi žmonės, kurie buvo negeri Dievo akyse, bet jie pamatę ir išgirdę pranašą Joną, jie ima atgailauti, jie nori atsiversti ir tokiu būdu Jona, pranašas Jona, atlieka savo misiją. Jisai pranešė tą žinią Ninivės gyventojams. Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius kalba Korinto gyventojams. Ir tą patį jisai pasakytų ir mums visiems, kad negaišti laiko. Kad jie negaištų laiko, kad jie trokštų atnaujinti savo gyvenimą per atgailą, nes Jėzaus antrasis atėjimas laikų pabaigoje, jisai bus nežinia kada, galbūt ir ateinančią akimirką. Na ir Evangelijoje, žinoma, nuostabioje Evangelijoje, Jėzus šaukia savuosius mokinius. Galėtumėm, skaitydami tą trumputę Evangelijos ištrauką, kad čia viskas vyksta tarsi labai netikėtai. Jėzus ateina, pamato Petrą, pamato jo brolį Andriejų ir sako, eikite paskui mane. Tie meta tinklus, ima ir keliauja paskui Jėzų. Einant Jėzui toliau palei Galilėjos ežero krantą, jisai pamato Zebediejaus sūnus, Joną ir jo brolį Jokūbą. Ir jiems sako, eikite paskui mane. Tie vėlgi meta viską, ką jie buvo darę, ir jie nuseka paskui Jėzų. Skaitant šitą trumputę Evangeliją, gali atrodyti, kad čia labai paprasta. Ėjo, pakvietė, visi iš paskos nuėjo ir sekė Jėzų. Bet tai tik gali atrodyti, kad buvo paprasta. Bet prisimename, kad evangelistas Morkus, jisai moka sudėti daug dalykų į labai paprastą kontekstą ir viskas atrodo va taip savaime labai paprastai, pašaukė, atsiliepė, nusekė paskui Jėzų. Bet mes turbūt suprantame, jog tai nebuvo taip paprasta. Ir prisimename dar praėjusio sekmadienio Evangeliją iš Jono Evangelijos ištrauką, kur prisimename tuos mokinius, kurie pamatė Jėzų, jie sako, kur tu gyveni, mes visą tą istoriją gerai dar prisimename, kad jie nuėjo, pabuvo su Jėzumi, vėliau grįžęs dar broliui Andriejui sako, mes suradome Mesiją. Taigi, tą, ką jie tada išgirdo, kad ateikite ir pamatysite, jau buvo susitikimas su Jėzumi. Taigi galime drąsiai sakyti, kad ne taip, kad Jėzus praėjo pro šalį, pakvietė ir jie nuėjo. Jie jau jį pažino, jie jau buvo su juo susitikę. Taigi jis juos šiandieną pašaukė ne tik ateiti ir pasižiūrėti, bet jisai sako, eikite ir sekite paskui mane. Taigi, kuomet jis kviečia ir tai jau yra paraginimas sekti jį, atrodo, kad atsitraukti neišeina. Taigi atėjo laikas. Ateina laikas ir jūs turbūt prisimenate savuosius pašaukimus,
taip pat nebuvo taip staiga. Išgirdo Dievo kvietimą ir apsisprendė kažką imtis, eiti tam tikrų kelių, ar pašaukimo keliu, ar gydytojų tapti, ar dar kažkuo. Tai neateina taip, bet turi ateiti laikas. Ir kada yra tas sprendimas, atėjo laikas, tai būk tikras, kad Dievas tave pašaukė. Taigi, kas yra laikas, apie kurį kalba šioje Evangelijoje? Dievo karalystė yra čia. Sako, jinai yra arti. Savaime suprantama, Jėzus sako, kad Dievo karalystė yra jūsų širdyse. Jinai yra visur aplinkui, kur tik yra žmonės. Ir jisai sako jiems, yra karalystė, kuri prasidės su manimi. Ir jinai plis tol, kol visas pasaulis neišgirs gerosios Evangelijos naujienos. Tas žodis dabar, tai yra tas, kuomet Dievas jūs pašaukia. Užtenka prisiminti, kaip Dievas pašaukė Abraomą. Turbūt labai gerai prisimenate, kaip Abraomas palieka viską ir išgirdęs Dievo kvietimą, jisai keliasi į nežinomą kraštą ir žinome, prisimename tą jo kelionę. Taigi, atrodo vėl labai paprasta. Dievas kviečia, Abraomas seka. Ir visuomet gyvenime taip yra. Dievas mus kviečia ir jisai ragina mus atsiliepti į jo kvietimą. Ir kartais mes pasakome taip, ir kartais mes pasakome ne. Tačiau mes turime prisiminti ir kodėl taip neretai iš mūsų Dievas išgirsta ne. Todėl, kad jis mus kviečia nebūtinai į kažką, bet tai yra visuomet susiję, kad jis mus kviečia nuo kažko. Mes turim nuo kažko atsitraukti. Vėlgi tas pats Abraomas, kuris paliko viską, ką jisai turėjo. Išgirdęs tą kvietimą, viską palikęs, keliauja, kur Dievas kviečia. Taigi, ką reiškia viską palikti, visus savo planus, visą tai, ką tu esi sukūręs, kuo tu gyveni, ką tu svajoji, ir sekti paskui Dievą. Žinoma, kuomet mes girdime tą Abraomo pasakojimą, šios dienos Evangeliją, mes visą tai galime padaryti sėdėdami ten, kur mes esame. Nebūtina mums palikti savo kraštą ir keliauti nežinia kur, kaip nutiko su Abraomu. Mes galime sėdėdami čia ir dabar. Taigi nebūtinai mums keisti tą geografinę vietą. Ir yra žmonių, kurie ieško Dievo būtent keliaudami kažkur. Jiems reikia kažkur keliauti, nes atrodo, kad čia jo niekaip nesutiksi. Kuomet Jėzus sako mokiniams, kuriuos pašaukia, palikite tinklus, juk jisai žino, kad tai yra žvejai iki kaulų smegenų. Tai yra žmonės, kurie gyvena ir išlaiko savo šeimas, žvejodami ir parduodami sugautą žuvį. Jis jiems sako, nuo šiol jūs žmonės žvejosite. Taigi jūs tik tai pakeisite objektą, jūs pakeisite, ką jūs žvejosite. Aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Atkreipkime į pagrindinę dabar detalę. Reikia pakeisti kryptį nuo tinklų, nuo žuvų į žmonės. Taigi, nuo daiktų, nuo to, iš ko mes gyvename, atsigręžti į žmonės.
Gali atrodyti, jog tai, ką dabar aš čia sakau, yra tiesiog akivaizdus dalykas, bet gyvenime pamatysime ir žinome, kad taip nėra akivaizdu. Juk jeigu mes pažiūrėsime į savo gyvenimus, kiekvienas, didžioji dalis mūsų gyvenimo yra susijusi su tuo, ką mes dirbame, su kažkokiais daiktais, su kažkokiais projektais, kaip dabar yra įprasta, bet mes pamirštam ir neretai pamirštam žmonės. Juk tėvai per darbus su vaikais nebesusitinka. Jau jie miega, kada tėvas grįžta iš darbo. Tai reiškia, mes per tą, ką esame užsiėmę ir darome, mes pražiūrime, pamirštame žmonės. Juk kiek dažnai kas nors nori su jumis pabendrauti, sako, ateik, pabūsim, jūs ką sakote? Oi, atleisk, negaliu, aš turiu padaryti dar tą darbą, man tas darbas, tu geriau man nesugalvos, tu palik mane ramybėje. Dabar Jėzus sako, kad eiti su manimi reiškia apversti savo pasaulį aukštyn kojom. Nuo to, į ką tu dabar įdedi visą savo laiką ir širdį ir visą savo jėgą, tu turi atsigręžti į žmonės. Todėl, kad Jėzus sako, aš jūs kviečiu ir siunčiu pirmiausiai ieškoti ir žvejoti žmonės, o ne daiktus. Taigi ir Jėzus čia pat kalba apie Dievo karalystę. Tai va čia tas ir klausimas yra dabar, o kasgi yra ta Dievo karalystė? Dievo karalystė yra meilė. Dievas yra meilė. Tai reiškia, ta karalystė yra tokia. O kamgi, paklauskime dabar savęs, yra skirta Dievo meilė? Juk Dievo meilė nėra skirta fabrikui, kažkokiam verslui, dar kažkam. Meilė yra skirta žmogui. Jeigu žmogus jau myli nebe žmogų, jau yra kažkas labai negerai, meilė turi būti nukreipta į žmogų. Todėl, kad jis myli ir rūpinasi žmogumi. Dievas yra tas, kuris atleidžia, tas, kuris gydo, kuris guodžia, kuris atjaučia. Ir todėl šitą žinią turi išgirsti visi. Tie, kurie kažką parduoda, tie, kurie kažką perka, tie, kurie gaudo žuvis ir tie, kurie tas žuvis parduoda. Jis aiškiai sako, aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Ir Jėzus sako, štai kodėl aš ir atėjau. Būtent atnešti šią svarbiausią žinią. Jis yra ne tam, kad mes šitame pasaulyje atiduotumėm visas jėgas ir dūšią tam, kad pakeistumėm materialius dalykus, bet jis ateina tam, kad pakeistų žmogaus širdį. Kiekvieno žmogaus širdį. Ir jeigu jis pakeis kiekvieno žmogaus širdį, pakeis ir pasaulį. Juk mes neretai maldoje sakom, atsiųsk šventąją dvasią ir atnaujink pasaulio veidą. Tai ne baldus, ne namus, ne daiktus, bet žmonių širdis. Pasaulis, galime tą labai atsakingai ir drąsiai sakyti, jis nebus pakeistas ir nebus geresnis, jeigu mes priimsim įvairiausias programas ir planus, kaip čia reikėtų pagerinti mūsų gyvenimą, kaip čia reikėtų naujų pastatų pastatyti, sukurti įvairių technologijų ir mechanizmų, pagaliau saugesnių automobilių ir panašių dalykų. Jį, tą mūsų pasaulį, kuriame mes dabar gyvename ir kurį tik vieną turime, gali pakeisti niekas kitas, kaip tik Dievo meilė.
Kaip Dievo meilė, kuri paliečia žmogų po žmogaus, nuo to žmogaus prie kito žmogaus ir taip, kol jis palies kiekvieną žmogų. Paliesdamas pašauks mylėti jį ir artimą kaip save patį. Taigi, kas tuomet yra Dievo karalystė? Vėlgi galime drąsiai sakyti, jog tai ir yra pats Jėzus. Aišku, kad Dievo karalystė nėra kažkokia tai teritorija. Tai yra pats Dievas, kuris yra pilnas meilės žmonėms ir kuris ateina į šitą pasaulį, kad tie žmonės, tas kūrinijos vainikas, kuris vargsta įvairiausiuose varguose, nepražūtų, bet kad galėtų sukurti tokią bendruomenę, kuri būtų kaip šeima. Ne veltui mes šią savaitę meldžiamės už krikščionių vienybę, kad mes visi būtumėm kaip viena šeima. Taigi jisai žvejams galėtumėm sakyti, sako, eikite su manimi ir tada aš jums parodysiu karalystę, nes jūs vaikščiosite su karalyste. Tai reiškia su manimi, Jėzus sako, nes karalystė ir esu aš pats. Ir tai, ką aš atėjau duoti šitam pasauliui. Jeigu mes į tai pažvelgsime būtent taip, kad jis ir yra ta Dievo karalystė, kad Dievas kaip meilė yra Dievo karalystė, tuomet viskas tarsi atrodo kaip ir labai logiška ir labai paprasta. Bet yra kitas dalykas, kuris galima pradėti žodeliu bet. Todėl, kad mes labai bijome to, ką vadiname pašaukimais. Va čia ir yra sunkiausia vieta. Todėl, kad jisai kviečia kiekvieną iš mūsų, nevykstant kažkur, bet pažiūrėti į savo širdį, į tą vietą, kurioje ir yra ta tikroji karalystė. Tai yra, jeigu mūsų širdyje yra gailestingumo, tai yra ta gailestingumo karalystė, pagalbos vargšams, stokojantiems, nelaimingiems karalystė, karalystė, kuri gydo ir mes tą puikiai žinome, kad prie kiekvieno žmogaus galime pajausti, kokia ta karalystės dalis jame gyvena. Taigi yra ir ta karalystė, kuri yra tam, kad mes siektumėm sužinoti ir išmokti ir suprasti, kaip Dievas mus myli. Kad mes galėtumėm suprasti, jog Jėzus atėjo tam, kad parodytų mums, kaip keisti save ir keisti tą pasaulį, kurį, kaip sakau, vienintelį, labai netobulą, bet vienintelį ir teturime. Ne kažkokį naują pasaulį gausim. Jisai sako, jūs čia ir dabar kurkite, darykite, keiskite, atnaujinkite. Žinoma, kas nors gali sakyti, žinoma, viskas tas labai atrodo gerai, jeigu mes tik tai eisime ir seksime paskui Jėzų, dažnas taip galvoja, kad mes nieko nedarysim. Tada ir sako, o kas tada duoną padės ant stalo, kas tada padarys visus tuos dalykus, kurie mums kaip žmonėms yra reikalingi. Brangieji, jau kelintą kartą sakau, jokio naujo pasaulio nėra. Tai yra tas senas pasaulis, kuriame gyvename ir kurį keičia Dievo karalystė. Pats Jėzaus buvimas, pirmiausiai kiekviename iš mūsų. Taigi taip, kad mes einame tuo keliu, kuriuo Dievas kviečia, kad mes sektumėm jį, jeigu mes ir neseksime ir daug žmonių yra, kurie to negirdi ir nenori girdėti, žinoma, Dievas vis tiek nueis savo keliu.
Viskas vyks taip, kaip yra pagal jo planą. Mes žinome, kad jo kelias veda į triumfą. Ir Jėzus ir ateina tam, kad mums parodytų šitą kelią. Todėl, kad jisai sako, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir tiems, kurie mes bijome, o kaip aš dabar atidavęs viską į Dievo rankas, kaip aš čia išgyvensiu ir neprapulsiu. Juk pasaulis subirės be manęs. Mes turime suprasti, kad jeigu mes ieškosime Dievo karalystės, būtent kuri ir yra pats Jėzus, visa kita mums bus pridėta. Skaitykite Evangeliją, kiek ten surasite daug dalykų, kuriuose pasakyta, kad Dievas rūpinasi lauko gėle. Prisimename, Saliamonas nėra toks puošnus kaip lauko lelija, kad mes esam brangesni už tuos paukščius, kurie jau tenai yra sakoma, kad jie būna aukojami Dievui. Bet mes esame už visus brangesni Dievo akyse. Tik jūs ieškokite Dievo karalystės, jūs ieškokite mano sūnaus ir jūs surasite viską. Žinoma, vėl atrodo, kaip mes dabar per jį pateksime į dangų. Ta, kuris yra pats dangaus karalystė. Ir žinote, aš prisimenu tokį, skaičiau vieną pasakojimą, kai žmogus ištrūko iš kalėjimo džiunglėse ir jisai aplinkui džiunglės, nei tako, nei takelio. Jisai suranda vietinį gyventoją ir sako, tu išvesk mane, kad aš galėčiau būti saugus. Sako, gerai. Ir jisai, bet sako, čia nėra nei tako, nei takelio. Jisai sako, žmogau, aš esu tavo kelias. Tu eisi paskui mane, aš tau darysiu kelią. Ir tu išeisi ten, kur tau reikia. Manau, kad čia akivaizdu, pasiklydus arba pasimetus džiunglėse, tu neišeisi, jeigu nežinos, kas ir tas žmogus yra tavo kelias. Taigi, kad Jėzus yra tas mūsų kelias, mums neturi kilti nė mažiausios abejonės. Todėl ieškokime ir stenkimės ne dėl kažko, dėl to pasaulyje, kas yra karjera, kas yra turtai, kas yra garbė, kas yra daugelis dalykų. Visa tai, kaip matome, yra niekas. Ieškokime Dievo karalystės, kuri ir yra pats Jėzus. Amen. O dabar visi drauge išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Brangieji Dievo žodžio įkvėpti, išsakykime viešpačiui mūsų nuoširdžius maldavimus. Melsime žodžiais, išklausyk mus viešpatie.
Melskime už visus, kuriuos pasiekė Kristaus skelbiama geroji naujiena. Te suburia juos šventoji dvasia į tikėjimo vienybę. Išklausyk mus Viešpatie. Melskime už visus pašauktus būti žmonių žvejais. Tegu klausydamas jų žodžių pasaulis ima atgailauti. Išklausyk mus Viešpatie. Melskime už tautų vadovus ir žemės didžiūnus. Te atveria duris tiesai, teisingumui ir laisvei išpažinti tikėjimą. Išklausyk mus Viešpatie. Te nepristinga misionierių, per kuriuos išganimo žinia pasiek žmonės, gyvenančius toli nuo Dievo. Išklausyk mus Viešpatie. Maldaukime Viešpatį pasveikimo ligonėms, duonos alkstantiems, saugumo keleiviams ir taikos visoms tautoms. Išklausyk mus Viešpatie, kad galiausiai ir mes patys visą širdimi atsiverstume ir savo gyvenimą palenktume Evangelijai. Išklausyk mus Viešpatie. Ir dėkokime Dievui už tuos žmonės, kurie mums buvo tie gerieji žvejai, tie, kurie gaudė ir pagavo galbūt mus, paveikė mūsų gyvenimą. Ir ypatingai šiandieną prisimename monsinjorą Svarinską, kuriam šiandieną būtų sukakę 99, kuriuo tikrai sekė daug žmonių, Albinas Kentra, kurio 30 dienų minime šiandieną po jo mirties, partizaną, kuris visą savo gyvenimą, tą jauno žmogaus gyvenimą praleido kovoje, kad mes matytumėm tą kelią į laisvę ir tiesą. Išklausyk mus Viešpatie. Dieve, padėk mums, kad raginimas keisti savo gyvenimą čia ir dabar, nedelsiant, duotų 100 derlių. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Mūsų dovanas Dieve priimki, duoną vyną aukojame tau. Šį išganymo slėpinį švenčia tavo sūnaus aukoje. Mes gyvenimus tau atiduodam, tavo garbei per ranką sūnaus. Tu mus perkeisk, išmokyk mylėti, meilės auka mus paves. Mūsų dovanas Dieve priimki, duoną vyną aukojame tau. Šį išganymo slėpinį švenčia tavo sūnaus aukoje. Mes gyvenimus tau atiduodam, tavo garbei per ranką sūnaus. Tu mus perkeisk, išmokyk mylėti, meilės auka mus paves.
Melskitės, broliai seseris, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Šią permaldavimo atnašą Viešpatie teikis priimti, pašventinti ir padaryti mums išganingą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Tave visagali Dieve išpažinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Nupuolusių žmonių pagailėjęs, jis teikėsi gimti iš mergelės Marijos. Nuo amžinosios mirties mus kryžiaus kančia išvadavo, prisikėlimu amžinąjį gyvenimą mums padovanojo. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Šventas, 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 viešpats galybių Dievas. Šventas, 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 viešpats galybių Dievas. Pilnas yra dangus ir žemė, jo Osana aukštybėse, Osana aukštybėse, Osana aukštybėse, Osana aukštybėse. Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, Osana aukštybėse. Osana aukštybėse, Osana aukštybėse, Osana aukštybėse. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną. Dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Gintarą ir visą kunigiją.
Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ypatingai tuos, už kuriuos šią valandą meldžiamės ir kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums draugę su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. O dabar melskimės, kaip viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio. Suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Jėzus byloja, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Melskimės. Visagali Dieve, savo malonę suteikęs mums dieviškąją gyvybę, leiski nuolat didžiuotis ir džiaugtis tavo globa bei pagalba.
prašome per Kristų mūsų viešpatį. Mėlyjei, atrodo, kad skelbimų nėra, gal ir kur neradom, bet nėra. Tai dėkoju už tai, kad mes čia kartu buvom, meldėmės ir iš tiesų tais žvejais būti pasirodo nėra taip lengva, kaip vienas žinomas pamokslininkas pasaulyje, jisai nuvyko į vieną tokį didelį miestą ir ieškojo, kur surasti paštą. Sutiko mažą berniuką, to berniuko klausė, sako, kur yra paštas? Jis tam ir paaiškino ten už kelių sankryžų, kur sukti, kur ką, pakankamai sudėtinga. Tas padėkojo, sako, tu toks geras vaikas, sako, tu ateik vakare, sako, ten į kažkokią tai salę, sako, aš esu pamokslininkas ir kalbėsiu, kaip nueiti į dangų. Tas vaikas sako, ne, aš neteisiu, sako, jeigu tu nežinai, kaip į paštą nueiti, sako, tai aš netikiu, ką tu kalbėsi, kad tu mane nuvesi į dangų. Taigi mums reikia būti tokiais, kad kažkaip tai patikėtų. O dabar priimkite viešpaties palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė.